technologijos universiteto erdvėse atsirado nauja savoka – kitų studentų akreditavimas. Tai kitų studentų pagrindinių žinių patikrinimas, kurio metu studentams užduodami klausimai, kaip sprendžiamos studentų problemos universitete, kaip ir kokia tvarka yra skiriamos stipendijos. Akreditavimo tikslas nėra tik išmokti tam tikrą teorijos kiekį, bet ir gebėti šias žinias pritaikyti praktikoje. Studentų akreditavimas, noriu prieštis, yra skirtas nebūtinai vienas sąjungininkam, tai skirtas kiekvienam KTU studentui, kuris nori pagilinti žinias, nori suprasti ir nori iš tikrųjų žinoti, kaip visas vyksta studijų procesas ir kur yra ir galima įtakoti tuos studentų iš tikrųjų poreikius ir kur jie gali būti atstovaujami tiek savo fakultetiniam lygmeniu, tiek pačiuose centriniuose rūmuose. Akreditavimas reikalingas patikrinti pagrindines kitų studentų žinias apie studijų procesą ir užtikrinti studentų atstovų kompetenciją. Kiekvienas tikras kitų studentų atstovybės narys, norintis užimti tam tikras pareigas atstovybėje, nuo šiol turės žinoti pagrindinius dokumentus ir pagrindinę informaciją apie studentus ir jų atstovavimą. Šiuo metu jau yra 200 akredituotų kitų studentų. Studentų akreditavimas vyksta, formą susirenka visi studentus registravę į bendrąjį sąrašą ir tame akreditavimo formos toje vietoje yra testiniai klausimai ir yra atviro pobūdžio klausimai, po to yra jie sumuojami vertinant akreditavimo komisijos ir surinkę 75% teisingus yra laikomas asmuo akredituotas. Turėjome iš tikrųjų įdomybių, kadangi gavome vieną apeliaciją, buvo nesutikimas su neva neteisingai formuluotą klausimą, be abejo susirinkome akreditavimo komisiją ir svarstėme ir be abejo dalinai patenkinome tą prašymą, bet vis tiek laikysis turėjo laikyti ir išlaikė dabar jau tą akreditavimo testą ir dabar yra pilnai akredituotas studentas. Akredituotas gali būti kiekvienas KTU studentas, norintis pasiekti tam tikrą žinių lygį ir būti įvertintas KTU studentų atstovybės akredituotojo asmens patvirtinančių dokumentų bei specialiuoju ženkliuku.